Labas vakaras, brangieji Facebooko draugai. Pažadėjau penktadienį, kad padarysiu tiesioginę transliaciją. Trumpai papasakosiu apie šią savaitę tą praėjusią. Turbūt čia visi matėte tą savaitę, kokia jinai buvo, kaip jinai praėjo. Neeilinė savaitė. Tikrai ta savaitė neeilinė. Galvojau pasiruošiu čia medžiagos, bet kadangi gavosi taip, kad transliaciją pažadėjau, tai turiu padaryti, nes jau kitaip neišeina. Penktadienio vakaras, kad truputį papasakoti, nes jau visi skambina, kada čia ta tiesioginė transliacija. Aišku, truputį gailiuosi, kad iš Seimo nepadarėm tiesioginės transliacijos, ten nesitikėjau, kad ten tiek veiksmo bus realiai, galvojau, ten kažkas ateisim, pafilmuosim, įkelsim ir tiek žinių. O kad ten taip užsikurs, kad viskas taip užsijudės ir ten tiek veiksmo užsisuks tam Seime, tai tikrai nesitikėjau, kad jau tiek bus galingai. Aišku, sulaukiu sveikinimų, kad rodo, kad pirmą kartą Lietuvos istorijoje buvo nutrauktas LGBT protestas. Realiai pagal konstituciją niekas negali drausti protestuoti. Tai vis dėlto neturėtume gyventi tais dvigubai standartais, kuriais gyvena ta pati LGBT bendruomenė, kur čia galima, o čia jau negalima. Ir atvirkščiai. Tai iš esmės mūsų tikslas kaip ir nebuvo nutraukti jų protestą. Bet aš būčiau linkęs vadovautis kitų konstitucijos punktų, kuris labai aiškiai sako, kad galima priešintis bet kokiom priemonėm prieš tuos, kurie kėsinasi į konstituciją. Tai iš esmės visa šita LGBT hebrytė, ką jie daro? Jie kėsinasi į mūsų konstituciją. Jie aiškina, kad jau šeima tai jau nebe vyras ir moteris. Ir jau konstitucinis teismas keletą kartų prieš tai išaiškinęs, kad tai, kas yra aiškiai ten parašyta, kad šeima yra vyro ir moters sąjunga, bando ir 4 kartus tai išaiškino, 5 kartą greičiausiai vis tiek kažkada ateis toks aiškinimas, kad žinot, mes jums išaiškinsim, kas ten parašyta. Jūs neskaitykit, kas ten parašyta, mes išaiškinsim, kas ten parašyta. Maždaug tokiu principu dėlioja dabar mums konstitucinis teismas, kuris mano asmeninė nuomonė, tai apskritai nereikalingas. Yra aukščiausias teismas, kuris visus ginčus ir sprendžia. O čia dabar atsiradęs kažkoks konstitucinis teismas, kuris vis dėlto mums išaiškina, kad mes tipo skaityti nemokame, dar kažką, ir tokie veikėjai ten kaip Žalimas, ar ten kaip kiti kažkokie bepročiai ten tokias nesąmonės ir ryškina. Tai šito dalyko, mano nuomonė, turėtų nebūti, o kadangi ta LGBT hebrytė bando paneigti tai, kas parašyta konstitucijoje, tai mūsų pareiga priešintis tam, ką šita hebrytė ir bando aiškinti, kad tai yra žodžiu reikalinga. Prieš ką jie protestavo, tai čia turbūt visiems labai gerai žinoma. Ir kodėl jie prieš tai protestavo. Rugsėjo 1 su trenksmu praskriejo žinia apie vaikų gyvenimo įgūdžio programose, apie visą tą LGBT ten lyčių mišrainę. Vis dėlto aiškina, dabar jau matot, kaip jau jie aiškina. Biologinės lytis tai yra 2, o visos kitos socialinės lytis. Tai iš esmės, kaip aš ir sakiau, personažai bei pasakų herojai, kažkas tai tokio ten. Vienas identifikuoja berniukas, kad jis yra moteris, kitas identifikuoja, kad jis ten dar kažkas. Tai aš visiems primenu tokį anekdotą, kad gal ir tikrai istorija neva buvusi Amerikoje, kad mergaitė nuėjo į tualetą, paskui ją nuėjo vyras, kuris paaiškino jos tėvui, kuris mergaitę leido į tualetą, paauglė, sako, palauk, tėtis laukia,
ir paskui ją bandė įsmukti kartu vyriškis, kuris pasakė, kad identifikuoja save kaip moterį. Nu, tada tėvas pasakė, kad identifikuoja save kaip dantukų fėja ir jam ir atnešė dantukų naujų. Tai iš esmės, tai jeigu mes pasakų herojai, tai pasakų herojai ir čia nesukim daugiau galvos. Tai mano nuomonė, jinai nesikeičia ir tie, kurie kėsinasi į mūsų konstituciją, mes turim jam aiškiai pasakyti, kad mes ginsim bet kokiom priemonėm. Tai iš esmės gavos taip, kaip gavosi. Šita situacija gavosi tokia, na, vėlgi, tam proteste jų turbūt matėte ir jau buvo paviešinta. Pats Simonko prisipažino, kad jisai gavo 5000 eurų už šitą mitingą. Vat išsivaizduot, maždaug tokios garso įrangos nuoma, na, iki 100 eurų. Aš taigi nuomas tą žinau. Tai pasižiūrėkit, ten susirinko LGL, Lietuvos gėjų lygos bendruomenė, tiksliau net ne bendruomenė, darbuotojai. Ten iš esmės vienas kažkoks ten tolerantiškojo jaunimo pirmininkas, kuris irgi yra darbuotojas, nu iš esmės kiek ten 5-7 žmonės ir viena panelė, nu, išvaizdos kaip panelė, kaip moteris iš kažkur iš Portugalijos, jeigu aš ten gerai nugirdau. Tai iš esmės jie ten darė, ryškiai jiem reikia parodyti išlaidas. Ir jie, nu ką, gavo 5 štukas, Simonko ten liks nemažai. Aš Simonko turbūt visi girdėjo, tai aš labai aiškiai paklausiu. Sakau, tu esi ukrainietis, nes jo yra tautybė ukrainietė. Ukrainietis, ukrainietė, ukrainieta, nežinau kaip kreiptis. Tai aš ir paklausiau, kodėl, kai dabar žūsta fronte ukrainiečiai, jūs užpuolė, kaip jūs teigiate, tie blogieji, baisieji rusai, kodėl tu esi dabar ne fronte? Jisai sakė, šitą temą nekalbėsiu. Na, tai normalu, nepatogi tema, bet aš visų, žinokit, ukrainiečių dabar jau pradedu po truputį klausinėti. Kodėl jūs ne fronte? Kodėl jūs neginat savo tos tėvynės? Na, tai žodžiu, nenutolstant nuo temos, iš esmės jie ką, gavo 5000, padarė kažkokią renginį, tipo protesto akciją, nu, matėt. Dėl 5 žmonių sukviesta visa žiniasklaida. Vėlgi galime įtarinėti, kodėl biudžetas renginio 5000. Ar tik žiniasklaida irgi negauna pirago gabalėlio? Na, kad ir kelių 100 eurų atvažiuot pafilmuot. O ko ne? O matėt, žiniasklaida buvo visa. Aišku, vėliau po įvykio minimaliai buvo informacijos Delfi, minimaliai buvo informacijos 15 minučių, kai ten gavos tas jų aplaužytas nepavykęs procesas. Nu, nepavykęs. Ėjom pro šalį, mes savo partijos filmavom reklaminį klipą, ėjom pro šalį į Lukiškių aikštę, nu, pasimaišė šitimi, tai pasimaišė, nu, mūsų reikalas. Ir policijos vadovas labai gerai ir paaiškino, ten prie jo pristojo, ko tu čia jūs nieko nedarot, jūs čia juos turite išvaryti. Nu, mes nedarom jokių nusižengimų. Jeigu yra vieša protesto akcija, gautas tas leidimas, taigi nėra parašyta, kad tie gali protestuoti, ar tie negali protestuoti. Tie gali ateiti renginį, tie negali ateiti renginį. Tie gali eiti pro šalį, tie negali. Yra renginys viešas, kai būna privatus renginys, yra visai kitas reikalas. Yra viešas renginys, viešoj vietoj viskas, nu ir mes einam pro šalį. O jeigu gavosi, kad mūsų daugiau negu jų, galų gale jūs matėt, kai aš atėjau, staiga visa žiniasklaida priėjo prie manęs ir atsuko savo užpakalius Simonko. Na, Simonko turėjo apsidžiaugti, kad jam kažkas užpakalį rodo ir atsuko užpakalį. Nu, jisgi tik tai ir taip prie žmonių ir prieina. Tai iš esmės pati žiniasklaida pradėjo kalbinti mane, ašgi jų nekviečiau. Ei, žurnalistai, pakalbinkit mane. Ne, buvo viskas visai kitaip. Atėjom su vėliavom gražiai. Noriu padėkoti visiems dalyviam, visiems realiai tai dalyvavo mūsų partijos Mes Lietuva tarybos ir valdybos nariai. Nepatingėjo žmonės atvažiuoti iš Klaipėdos, iš Telšių, iš visur suvažiavo, na, nes reklamuoti partijos reklaminį klipą, nu, tai yra rimtas ir atsakingas reikalas, viskas mes to ir susirinkom. O jeigu jie ten pakeliui, ten jiem kažkas sutrukdė, Raskevičius skundžiasi dabar skūsis, kad
policija nieko nedarė. Aš apskritai Raskevičių už visus buvusius tos, ne Raskevičių, tai bendruomeniai, tai LGBT, policija, jos visą laiką, pažiūrėkit, kokios anksčiau buvo skiriamos pajėgos, jų ten interesam apsaugoti. Jie ten protestuoja, prikviečia belikiek policijos ir jos ten saugo, kad nieko nenutiktų. Ne, tokia reklama visą laiką. Tai tas formatas, tas standartas visam pasauliu praėjo, kur tik tai buvo kišama šita ideologija. Tai, žodžiu, realiai mum gėda buvo ir Raskevičiui reikėtų LGBT bendruomeniai apsimokėti policijai sąskaitas. Nes kiek kainavo mokesčių mokėtojam visi šitie LGBT tie programos cirkai. Ir ką dabar, žiūrėkit, jie bando padaryti. Jiegi prieš tai aiškino, kad ne, duokit tik mum gyventi. Duokit mum gyventi ir nieko daugiau, ne? Dabar žiūrėkit, jie ateina ir sako, jūs keiskit savo įstatymus, nes mes norim jūsų vaikam aiškinti, kad mes tokie esam. Nu, mes nesiruošiam. Jūs tokie buvot ir būkit. Bet mums visiškai neįdomu, kaip ten jūs gyvenat. Nu, čia dabar tas pats, kas ateitų kažkokią religinę sektą, kokie krišnaistai ir sakytų, jūs dabar keiskit įstatymus, uždrauskit valgyti mėsą, nes mes nevalgom mėsos. Na, kažkas tai tokio, ne? Arba ateina veganai ir sako, mes esam veganai, uždrauskite iš vis ten tik veganišką maistą. Ir vaikam dabar aiškinkime, kaip reikia valgyti veganiškai ir neleiskim vaikų, žodžiu, valgyti vaikam ten mėsos. Na, absurdas yra visiškas. Kodėl visas šitas dalykas, kodėl jiem prireikia keisti šitą įstatymą? Tai dabar sugrįšime prie mano viso šito šiandieninio pasisakymo pradžios. Visa košė prasisuko būtent pradedant apie gyvenimo įgūdžių tą taip pavadintą programą, bet iš esmės tai yra kišama Stambulo konvencija, nieko daugiau. Tiesiog kišama Stambulo konvencija ir jie ją vykdo, nors Lietuva Stambulo konvencijos neratifikavo, bet ta Stambulo konvencijos integracija yra vykdoma. Pagal Stambulo konvenciją kiekviena valstybė, kuri ratifikavo Stambulo konvenciją, jinai įsipareigoja pagal tą Stambulo konvenciją pritaikyti savo įstatyminę bazę, kas dabar yra ir daro. Ir kurioj vietoj, kodėl jiems taiga prireikė pašalinti šitą įstatymą. Todėl, kad kai praėjo šita visa žinia, kai buvo visa šita LGBT bullshitas bandyta pradėti jį skleisti. Aišku, didelis nepasitenkinimas, sprogė savaitgalį socialiniai tinklai šitą dalyką sustabdė, net prisiminkim, kad Švietimo ir mokslo ministerija net šeštadienį platino pranešimą. Nes rugsėjo 1 buvo penktadienis, na, dažniausiai ministerija tingi, bet staigiai kibo į darbą ir puolė per visus Delfi, jau čia viską neigti. Tai iš esmės, jeigu būtų jie pradėję dėstyti šitą programą, mes jau tarpusavį buvom viduj pasitarę, kad dabar pakėlėm šitą kipišą, pakėlėm skandalą, žmonės pradėjo rinkti parašus ir taip toliau. Beje, norėčiau viešai kreiptis į Nendrę Černiauskienę, aš jai parašiau privačiai, bet ji man nieko neatrašė. Turbūt visi prisimenat, kad rinkote parašus ir tiek Zigmas Vaišila, tiek Tauras Jakilaitis, tiek Nendrė Černiauskienė pasakė, kad paduos į teismą Švietimo ir mokslo ministeriją. Tai aš labai jau, man būtų įdomu, kadangi rugsėjais baigėsi, norėčiau pamatyti rezultatus. Nes 11 000 žmonių turbūt pasirašė visai nebereikalo, nes jie norėtų šiokių tokių rezultatų. Ar yra Švietimo ir mokslo ministerija paduota į vyriausią administracinį teismą, kam ir buvo renkami parašai ir žmonės atskleidė savo duomenis, elektroninius paštus, telefono numerius ten ir taip toliau ir taip toliau. Tai va, aš pas Nendrę Černiauskienę, kadangi neatrašė man privačia žinutė, dar aišku, Nendrė, aš pabandysiu tau paskambinti, norėčiau, būkit geri, persiuskit šitą vaizdo įrašą Nendrė Černiauskieniai, kad, na, aš norėsiu per kitą savaitę jau gauti šiek tiek informacijos, dėl ko 11 000 žmonių pasirašė ir kaip sekasi su padavimu į teismą administracinį
švietimo ir mokslo ministerija ir tikrai aš, Nendrė Černiauskienė, palaikau šitam kelyje, linkiu kuo didžiausios sėkmės ir esu jau sakęs, kad jeigu tik reikia, sakykit, padėsim ir labai mes šitą dalyką skatinam. Tai norėtųsi rezultatų, kad ne tik rinkiami būtų parašai, bet kažkaip pasirašiusiai norėtų gauti ir šiokį tokį rezultatą, vis dėlto kas, kaip, kodėl ir kokie yra tie rezultatai. Tai iš esmės, gavosi taip, kad LGBT suprato vieną dalyką, kad galiojantis nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos informacijos įstatymas, jisai trukdo visą šitą dalyką, aš esu ir tą įstatymą citavęs, ir papunkčiui citavęs, ir aiškinęs tėvam, kad jeigu jūs sužinosit, kad jūsų vaikam pasakoja apie LGBT, jūs turite pilną teisę kviesti policiją ir reikalauti administracinės minimum atsakomybės tiek iš mokytojos, kuri šitą dalyką pravedinėja, tiek ir įstaigos direktoriaus ar direktorės ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tikrai mes būtume jau viešai pareikalavę pas tokį direktorių šiek tiek pasiaiškinti, nes paklausiu, kodėl mokyklos direktorius pažeidžia įstatymą, reikalauti jį nušalinti nuo pareigų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir LGBT chebrytė labai susigaudė, kad šitas įstatymas jiem trukdys, nes tai yra ministerijos programa, kuri prieštarauja įstatymui. Ir pagal teisės viršenybę mes žinom, kad aukščiausias dokumentas, teisinę galią turintis dokumentas, tai yra konstitucija. Vėliau yra įstatymai, vėliau poįstatyminiai teisės aktai, tai yra visokie ministrų įsakymai ir taip toliau. Tai reiškia, kad jeigu kažkoks ministro patvirtintas poįstatyminis teisės aktas, o būtent ta visa programa, ta edukacinė įgūdžių programa, jinai prieštarauja aukštesnę teisinę galią turinčiam įstatymui, reikia vadovautis įstatymu. Įstatymas sako, šito viso LGBT propagandos negali būti, ten labai aiškiai pasakyta. Viskas tai yra prilygtų praktiškai vaikų tvirkinimu. Ir mes šitą dalyką jau buvom suplanavę. Bent kuris tėvas sužino, kad jo vaikui skiepino visą šitą LGBT ten tos gyvenimo įgūdžius, tai yra vaikų tvirkinimas pagal dabartinę įstatyminę bazę. Viskas. Tai, žodžiu, Simonko nesigavo šitas visas reikalas. Hebra, patekau į istoriją gavosi, nes iki tol dar niekam nepavyko, va taip va, LGBT bendruomeniai labai aiškiai išaiškinti ir pasakyti poziciją. Na, mes tą puikiai padarėm ir dar kartą dėkoju visiems partijos Mes Lietuva, tarybos nariam ir visiems, kurie nepagailėjo savo laiko, išlaidų šitam visam atvažiavimui. Tai va tiek va gavosi su tokiu pavykusiu reikalu. Jeigu trumpai apie gyvenimo įgūdžių programą, aš norėčiau pataisykit arba parašykit komentarą. O kiek mokina mūsų vaikus, pavyzdžiui, gaminti tradicinius lietuviškus patiekalus, ne? Pavyzdžiui, kiek vaikų moka pagaminti cipelinus? Kiek vaikų moka pagaminti vėdarus? Kiek vaikų moka pagaminti elementariai dešrelės prikimšti mėsos, ne? Kiek vaikų moka tą padaryti? Tai kažkodėl šitus dalykus, kiek vaikų mokina higienos, mergaitėm kaip apsiprausti, vyram kaip pimpalą nuplauti, kiek mokina? Ir tai yra įgūdžių programa. Aš jos neskaičiau, nes man užtenka žinoti, kas tą įgūdžių programą rengia. Tai rengė Lino Slušnio žmona. Linas Slušnys jau buvo rašęs spaudoje ne kartą, kad pasižymėjo dangstantis pedofilus ir taip toliau ir taip toliau. Va, Roko puikus komentaras. Ar yra tokia pamoka, kaip vaikam mokykloj parodo, kaip yra gaminamas šakotis, pavyzdžiui. Mūsų yra nacionalinis patiekalas, yra žiauriai geras, ne? Kiek aš esu nuvežęs ir į Ispaniją, ir į Vokietiją, daug tenka, nes pas mane darbo partneriai yra užsienio partneriai, iš esmės, suprantat. Ir į tą pačią Latviją nuvežiau šakotį, va čia prieš keletą metų daviau irgi vienam žmogui padovanau. Sako jisai, o čia tai dalykas, sako, patiko. Va Latvijai net nežino, kad mes turim tokį nacionalinį patiekalą šakotis. Kiek mūsų vaikų mokina pagaminti šakotį? Vėl va. Kiek vėjų moka nupinti tautinę juostą? Puikus Vaclovo irgi komentaras. Kada mokina? Va.
Net prie, rašo Saulis, net prie sovietų mokino mergaitės ruošti valgyti nuo 4 klasės. Žinokit, aš tą puikiai atsimenu, kai irgi teko griuvo Sovietų sąjunga, tai kelintoje, aš 5 klasėje buvau, į pionierius nespėjau. Tai iš esmės taip ir būdavo. Darbų pamoka. Mergaitės mokindavo siūti, megzti, vašelių nerti, ir mokindavo valgyti, mergaitės gaminti. Berniukus daugiau mokindavo įvairiausių, galima pasakyti, ūkio darbų. Kaip metalą apdirti, kad atskirti, kaip vinį įkalti, kaip medvarštį įsukti ir taip toliau, ir taip toliau. Mokino tokių darbų, tai yra, kurių galima pasidaryti patiems. Sovietų laikais tai buvo aktualiau, nes daug ką reikdavo gaminti patiems. Nes, ir nebuvo, dabar, diubelėje, tai išgręžiai pilni senukai. Tada nebuvo, tada buvo kiti laikai, bet iš esmės tokių dalykų mokinta. O kodėl įgūdžių programoj, pavyzdžiui, 12 klasėje, jau nemažai yra pilnamečių? Kiek mokina mokyklose pasižiūrėti automobilyje tepalų lygį, berniukam, tepalų lygį pasižiūrėti, kaip vandens skysčio elementariai užsipilti, kaip orą padangose pasimatuoti. Ar yra įgūdžių programai šitas dalykas? Tai yra pats tikriausias įgūdis. Ir po to juokiasi per vaizdelius, kad moteriškė atvažiuoja prisipilti kuro ir į dizelį prisipila benzino. Atvirkščiai neišeina, nes pistoletas neleidžia. Nes manęs mokykloje to nemokino, įgūdžių man šitų tėvas išmokino, kad į dizelio, į benziną nepripilsi, nes pistoleto antgalis storesnis. Manau, kad atsiras, kurie net tokio dalyko nežino. Bet į dizelį benzino gali pripilti ir labai nesunkiai. Ir ką daryti, jeigu prisipyliai? Tai yra gyvenimo įgūdžiai. Automobilio aptarnavimas. Rašo Raimundas sportuoti. Sportuoti yra taip vadinamas fizinis kūno kultūra ir ten viskas puikiai. Tautinius šokius per ritmiką. Tai irgi būrelis, o kodėl to nėra? Pažiūrėkit, dainų šventė, kiek mūsų subliuško. Visiškai subliuško dainų šventė. Bet sugrįžtant prie tos pačios temos, automobilio aptarnavimas. Kažkodėl yra profkės, kurios mokina tų tokių dalykų, ruošia automechanikus. Bet reikia ne automechanikų. Paprastų elementarių dalykų. Kaip pasikeisti greitai ratą? Ar yra tokia mokykloje pamoka? Ar nors vienas mokytojas atvarė mokykloje savo mašiną ir sako, chebra, žiūrėkit, kilpa įsisuka, pasistato tą varinį ženklą, užsideda glemenę, kelių eismo taisyklėse tai yra. Bet kodėl mokykloje tų vaikų iš esmės nepamokina? Arba kurioj pusėj bakas. Norit pasakysiu labai nedidelę paslaptį, kaip sužinoti, kurioj pusėj bakas neišlipus iš automobilio. Ogi, kai žiūrite į skydelį, kur rodo jūsų kuro kiekį, visada būna nupiešta tokia kolonėlė, nedidukė. Tai yra kuro bako ženkliukas. Tai prie jos atkreipkite dėmesį, yra toks trikampiukas. Ir jis rodo arba į kairę, arba į dešinę. Tai tas trikampiukas ir rodo, kurioj pusėj yra tavo bakas. Dažniausiai japoniškose automobiliuose būna kairiai pusėj, todėl kad kuro bako užpilimo vieta yra daroma toliau nuo vairuotojo vietos, dėl saugumo. Vokiškose automobiliuose, europietiškose, kuro bako užpilimas yra kairiai pusėj, todėl kad, tiksliau, dešiniai pusėj, todėl kad vairuotojas sėdi kairėje. Atkreipkite dėmesį. Paprasčiausias tas dalykas. Rašo Aura irgi. Paprasčiausias sąskaitas, kaip apsimokėti. Visiškai teisingai. Internetinė bankininkystė, kaip naudotis. Elementarūs, paprasti dalykai, kaip veisti šeimos ūkį. O čia apie jos viskas apie pisimą susivedė. Taip jau pasakiau, stipriai riebiai, bet kad visiems ateitų. Tai nėra gyvenimo įgūdžiai. Aš jau nekartą esu pasakęs, kad šitų dalykų gali apie tai papasakoti tėvas, įskaitant kaip pimpalą plauti, ir kaip mergaitei palaikyti higieną, kai jinai pradeda sirgti mėnesinėm. Čia yra šeimos rūpestis. Aš nekalbu apie našlaičius. Taip,
Bet našlaičiai turi savo auklėtojas, kurie auga ar vaikų namuose, jie irgi šitus dalykus gauna. Taigi, elementarus dalykas, nieks net nepakėlė tokio klausimo, ne? Paprastas. Kaip mergaitė apsitarnauti savo automobilį? Viskas. Aš kalbu aptarnavimas automobilio, tai yra netepalų keitimas. Bet vėl, pasižiūrėti kaip skysčių būklę, nes po to važiuoja, lemputė dega, užkala motoras ir taip toliau. Va čia yra gyvenimo įgūdžiai. Tai yra automobilis, kaip prisipūsti oro į ratus. Čia ne gyvenimo įgūdžiai. Nes ateina, kiek teko degalinėse nekartą važiuoja moteriškė, oi, labą dieną, ar galit man padėti oro užpūsti? Na, nesunku padėti to oro užpūsti, bet va tai yra gyvenimo įgūdžiai. Ir supraskite, visas šitas kitas bullshitas yra mums nereikalingas. Mes savo vaikus išmokysim. Galų gale žurnalistų irgi paklausė apie įgūdžių programą, aš pasakiau labai paprastai. Kodėl jie rūpinasi, kokių įstatymų mūsų vaikam reikia ar nereikia, nes jie vaikų turėti, na, kaip žinom, dar negali. Tai vat tokia, paplatinkit šitą informaciją, iškirpkit tą gabalą, pavokit, parodykit, kad gyvenimo įgūdžių ir tai yra programa. Lemputę kaip pasikeisti. Čia ne gyvenimo įgūdžiai. Namuose perdegė lemputė. Ką? Kviesite meistrą kiekvieną kartą? Kriauklė užsikišo. Kaip atkišti? Kokias priemonės naudoti, jeigu užsikišo kanalizacija? Jeigu elektra namuose dingo, kur yra namuose? Kaip skaitiklių naudotis? Apie elektrą, kur paaiškina, kad nekišk pirštų į rozetę. Va, kur yra gyvenimo įgūdžiai. O ne kažkokia tai nesąmonė. Rašo, kad stringa negali būti, žinokit, pilnutėlis Wi-Fi čia, kur aš esu, žinokit. Tai va, na, dar kokį noriu protingesnį klausimėlį, tai mielai atsakysiu, čia tiek apie savaitgalį. Beje, labai palaikau mokytojų streiką, būtinai tenai apsilankysiu. Turim palaikyti. Ir žinokit, dar, kiek žinau, pėsčiomis mokytojai išėjo iš Klaipėdos net į Vilnių. Aš labai, žinokit, kviesčiau visus prisijungti. Atsimenat, kaip nešė Ukrainos vėliavą, ne? Kaip pakazuchą reikėjo daryti. Pamenat šitą dalyką? Plaukit, rašo stringa. Ką jūs čia makaronus kabinat? To aš čia, nes kiti atsiranda trolina, to aš pats pasileisiu ir man čia bus aišku, ar čia stringa ar nestringa. To labai greitai, atsidariau iš karto pasileidžiu. Nežinokit, hebra, nieks nestringa, o aš puikiai matau, viskas puikiai veikia. Tai va, tai ką, čia klausimukas toks. Du, dar, nestringa visą, nestringa, žiūrėkit, aš pats pasileidau transliaciją, viską matau. Tai ką, porą klausimų, dar keletą minučių pabendrausim ir sakau, kadangi esu svečiuose, tai bėgu su žmonėm bendrauti. Beje, rytoj turime Šiaulių skyriaus suvažiavimą, tai nekantrauju, žinokit, visi šiauliškiai, kas prisijungia, jeigu kas esat prisijungę prie mūsų partijos ir negavot informacijos, tai rytoj yra 16 valandą mūsų partijos Šiaulių skyriaus suvažiavimas. Labai daug važinėsiu per skyrius, apvažiuosim visą Lietuvą. Dar už kelių savaičių nusimato Klaipėdos skyriaus suvažiavimas, po to Vilniečiai planuoja. Tai žinokit, skyriai auga žaibiškų greičiu ir ateina iš kitų partijų ir džiugu malonu girdėti ir žinokit, viskas tvarko. Airija net žiūri, labai smagu. Kas dėl garažų? Trumpai papasakosiu apie garažus, sulaukiau irgi skambučio, žmonės sako, žiūrėk, atvažiavo, išgriovė, taip ir taip. Žodžiu, kokia buvo situacija? Nuo jau daugybę metų, nuo 80 kažkelintų metų tenai stovi garažų kooperatyvas. Kieno Krymas, Raimundai, tau reikia tokį šūdą klausinėti. Nustok. Tai, žodžiu, iš esmės jau ten daugybę metų yra tas garažų kooperatyvas. Na ir jie daugybę metų norėjo išsipirkti žemę. Tos žemės jiem išsipirkti kažkodėl vis nedavė. Ir kaip įdomiai atsitiko, kad kažkokiom bobutėm
pagražino žemę, nu žinot, pas mus Lietuvoje įstatymais sugebėjo padaryti, kad nekilnojamas turtas tapo kilnojamu. Žemę galima buvo persikelti iš vienos vietos į kitą. Čia aš nežinau, ar tokių valstybių dar buvo, kur tokio buvo padarytas tas bairis. Nu viskas aišku, kam tai buvo daryta, kad privatizuoti valstybinę žemę tokiu būdu ir nu, čia jau to nebeatsuksime atgal. Na ir iš esmės, toj vietoj buvo išdalinta tas sklypas mažos dalelytės, ten tų sklypų mažom dalim. Ir po to atsirado du vyrukai, kurie staiga ėmė ir nupirko tą žemę. Na ir jie parašė įspėjimus, kad maždaug nusikelkit garažus per 2 mėnesius. Na ir po 2 mėnesių atvažiavo į teritorijos visai per kitą pusę, nukėlė vartus ir su buldozeris perkasė, grinai piktybiškai, perkasė pravažiavimus, ten drenažas padarytas, žodžiu, viską sugriovė, išvertė garažų vartus, ten žmonių turtas, kai kurių kitų mašinos stovėjo, kurių dar kažkas, nu ta prasme realiai nusikaltimas tyčinis, akivaizdžiai suorganizuota, nepaliksim šitos bylos ramybei, daug bendrausim, aiškinsimės kokią ten tą situaciją, kad nustatytų tos asmenys, kurie ten vykdė tos darbus ir taip toliau ir taip toliau. Ir žodžiu, nu ten įdomi labai situacija, aš suprantu, verslininkai spaudžia, nuosavybę reikia gerbti, bet ne tokiu būdu. Verslininkai galėjo pereiti per tos garažų tą kooperatyvą, vis tiek ten vykstys kažkokį nekilnojamo turto projektą, kuris ten tikrai gali net ir kelių milijonų zonui gautis. Na tai iš esmės galėjo pasiūlyti kiekvienam garažo savininkui po 500 eurų ir dar nemokamą išsivežimą, na tiesiog būtų pabranginę tą objektą, pakėlę sąmatą ir taip toliau. Dabar turės konfliktą. Na, yra baudžiamoji byla, daug turto sugadinta, iš esmės nuostoliai dideli, vienas žmogus ten iš visiems blogo pasidarė, kai pamatė, nusipirkė žmogus tvarkingai, gražiai, ten dviračius susidėjęs, padangas susidėjęs, priekabą pasidėjęs, viską išgriovė, ten jam išlaužė, žodžiu. Nu, žiauri baisi situacija, dar tokio ciniško poelgio iš kažko tai nemačiau, bet tai iš esmės, va, rašo Saulius Kauno dienai parašytas laiškas, aš žinau, kad buvo kreipimasis į Kauno dieną, tai vat įdomu, ar Kauno diena sureagavo. Tai aš tos istorijos tikrai nepaliksiu ir tikrai žmonių nepaliksiu, kad jiem reikės iš ten išsikraustyti be abejonės. Jau reikės, bet vėlgi reikia teisiškai dar pasiaiškinti, kodėl jiems nebuvo gražinta žemė, nors jiems pagal įstatymą priklauso pirmumo teisė. Na tai šitą gal pajungsiu ir savo advokatą Eriką Rugienį, pasižiūrėsim, mes čia šitą klausimą paspręsim. Plus, jie buvo kitą nusisamdę kažkokį Vilnietį advokatą, tas advokatas nuvažiavo pašnekėti jau su sklypo tais jau naujaisiais savininkais, grįžo ir sako, žinokit, ten rimti raumeningi vyrukai, greičiausiai nieko nebus. Nu tai čia tokį advokatą, tai dar aš perklausiu jo pavardę, būtinai pagarsinsiu tą apsimyžėlį prasidavėlį advokatą. Tai va, rašo sveiki, kaip Jarūniai sekasi. Nu, siuntė man nuotrauką, sėkmingai važinėja su mano su golfuku, žodžiu, rodė ten ir daiktų prisidėjusi galą, sako, kaip gerai, kad hatchbackas nesedanas mašina, vežasi daiktus, kažką tai ten nusipirko, mačiau, daiktų iš parduotuvės, iš esmės, tvarkosi, remontuojasi namus, viskas ten gerai. Jarūniai irgi pasakiau, kad nori, nenori, jeigu tu nesusitvarkai pajamų, aš tau rekomenduoju parduoti gabalą sklypo, už tos pinigus normaliai tvarkingai susiremontuoti namą, ir vyras grįž, gal tas pats arba atsiras kitas ir taip toliau. Tai žinokit, viskas gerai. Vaikų teisės atstojo, dar nežinau, kai baigėsi ten pareiškimą, jinai parašė dėl to naktinio vizito, nežinau rezultatų, pabandysiu pasikontaktuoti, bus parašyta. Parašyta skyriai bus įkurti, tada įregistruosime partiją. Vytautas rašo pažįstamas. Visiškai teisingai. Jau su skyriais, kai pabaigsim, tada mes nunešim taip, partiją, kai dar niekas nėra nunešę. Tvarkingai, gražiai. O laiko mes turim 1,5 metų, tai nuo dabar dar 4,5 mėnesio. Tai žinokit, labai pakankam. Tai mes neskubam. Čia kažkas nori, kad mes skubėtume, galbūt, kad klaidą padarytume, mes jos nepadarysim. Tai va, na dar vienas klausimėlis, koks, jeigu kam bėdų yra, skambykit, sakykit, mes padarysim, kad ne tik aš atvažiuosiu padėti, o atvažiuos kiekvienas mūsų partijos skyrius. Mes būsim ta tikra partija, kuri dirba Lietuvos žmonėm. Ir žmonės, tie, kurie yra mūsų partija, yra tie, kurie nori
padėti vienas kitiem. Raseiniuose bus jūsų skyrius. Nežinau, kiek Raseiniuose yra žmonių. Šiuo metu mes suskirstėm į 10 regionų. Tai iš esmės Raseiniai turėtų patekti pagal idėją prie Kauno skyriaus, nes Kauno miesto, Kauno rajono skyriaus. Na, o po to, jeigu atsiras daugiau žmonių Raseiniuose, bent kokie 50, tai jokių problemų skyrių padarysim. Kėdainiai jau, galima sakyti, skyrių turi su labai šauniai žmonėms, žinokit. Tai realiai visuose miestuose Jonavoje skyrius bus be abejonės, Jonavoje yra ir labai galingas ir paskelbsim ateityje netrukus, dabar ieškau gerą numerį nupirkti. Beje, turiu prašymą, jeigu kas žinot, kas prekiauja gražiais telefono numeriais, tai norėčiau paprašyti labai, aš mielai nupirksiu gražų telefono numerį, lengvai įsimintina, galvojam gal kokį sukurti trumpąjį numerį nupirkti, bet, belė kiek pinigų kainuoja ir, kam čia dabar padarysim kažkokią, šiek tiek lengviau įsimintiną numerį ir, žodžiu, rašo Kupiški skyrius bus. Tai Vida, žinokit, surinkit žmonių ir padarykit ir vadovaukit. Čia, supraskit, čia yra ne mano reikalas, kaip jūs ten kažkur tvarkysitės. Jūs kupiškiečiai, kupiškėnai, patys ir tvarkykitės. Bet jeigu reikės jau jums tokios didesnės pagalbos iš centro, centras tai jau partijos valdyba, taryba, tai mes būtinai jums padėsim. Tai principas toks valdymo ir bus, kad regionai yra autonomiški. Nes tik jūsgi žinot, ko jums reikia Kupiški. Ir, pasakysiu tiesiai šviesiai, man gyvenant Kauno rajone, tikrai Kupiškio problemos manęs neliečia. Tai iš esmės, jūs lokalias problemas turite tvarkytis patys. Tam yra reikalingi skyriai ir padarysim per visur. Ir aš manau, iki metų galo tai mes jau turėsim absoliučiai struktūrizuotą, puikiai veikiančią sistemą, mechanizmą ir komunikacija bus. Tai va. Tai ką, brangieji, dar kokią porą klausimukų ir bėgu bendrauti su žmonėm, pas kurios dabar esu svečiuose. Na, o čia rašot, vieni sako už mane, o vis tiek tu neini balsuoti. Jo, tai tie, kur žmonė neina balsuoti, tai žinokit, bent pasimelskit. Kaip ir man paklausė, sako, ar tu padedi Ukrainai? Sakau, padedu. Kiekvieną vakarą maldelę sukalbu. Tai va. Tiek va. Ką dar? Būkit drąsnesni. Ką TikTokas? O TikTokas yra. Ir įsivaizduokit, yra vienas TikTok'e vartotojas, geiteris pasivadinęs, jisai sąžiningai deda komentaruose tą LGBT vėliavėlę. Bet taip deda ir deda. Man tai gerai, kelia jisai reitingą video. Bando kažką parodyti. Kiti gali pasijungti. Tai va. Žodžiu, TikTokas klausė, ar LGBT liks visam gyvenimui. Aš manau, LGBT liks tose valstybėse, kurios norės gyventi pagal LGBT, o tos valstybės, kurios nenorės LGBT ideologijos, jos tiesiog neliks. Tai čia lygiai tas pats kaip ir komunizmas ir fašizmas. Kokie santykiai su Artūru Orlausku? Prisipažinsiu, keletą mėnesių nebendravau. Iš esmės buvom sutarę, kokią laidelę ten pas jį sufilmuoti. Labai gerai, kad tokio klausimo paklausė. Bus proga Artūrui paskambinti, paklausiu, gal reikia iš tikrųjų jį jau aplankyti, pasitarauti, kaip sekasi. Žiūrėkit, pas mane santykiai yra geri su visais. Aš su nieko nesipykstu. Kažkodėl taip yra atsitikę. Man turi kažkokių pretenzijų, bet neturi drąsos pasakyti į akis ir paklausti. Bet tai yra tada ne mano problema, yra tų žmonių problema, jeigu jiem neužtenka drąsos, man į akis pasakyti, ką aš darau ne taip. Ir per aplinkinius žmonės klausinėti. Tai yra tų žmonių problema, bet aš nesergu tą didybės maniją, man reikia, aš skambinu tiesiai šviesiai, o jeigu kokie pradės nuo manęs tenai išsisukinėti, tai turbūt jau mane pažįstat, kad aš jeigu neįeinu per duris, tai įlipu per langą, man ten šitoj vietoj problemų nėra, tai jeigu manęs vengs, aš taip pat ir į namus galiu nuvažiuoti ir nepabėgs nei vienas, tai čia, aš manau, su visais galima ir reikia susikalbėti. O jeigu pradės aiškinti, kad jiem tas netinka ir kažkuris ten baltesnis už kažką, tai čia tie žmonės, jie nekalba apie vienybę ir padarysim, kad visi pamatytų, kad jie apie tą vienybę nekalba ir čia baigsis ten visi tie cirkai. Nes aš nebėra laiko žaisti, jau nebesam jau
tokioj situacijoje, kad mes jau galėtume mes čia su kažko tai stumdytis. Tai va, kur Šiauliuose vyks susitikimas, tai jūs žinokit jau per grupės kažkaip, tai aš dabar nesu įgaliotas reklamuoti, nes nežinau, kiek ten yra vietų, nes irgi sutarta fotosesija, žmonės galės pasifotografuoti su šeimom, atvažiuos profesionalus fotografas. Na, gal matėt trumpą vaizdo įrašą apie tai žodžiu, mes padarysim Šiaulių skyrių tą patį. Na, tai tiesiog, kaip sakiau, ne žodžiais, o darbais tėvynę mylim. Ir būti valstybės vadovu turi būti ne naudos siekimas, o garbės. Vat taip turi būti valdoma valstybė. O kai bus garbė, ateis ir nauda. Aš kiek kartų gyvenime susiekęs kažko tai dėl pinigų, kai tikslą išsikeli pinigais, kad pinigai. Tai dažniausiai jo nepasiekė. Pasiekė tam tikrą procentinę dalį. Bet jeigu kiek esu gyvenime stengiasis padaryti kažkokį gerą darbą, po to iš to darbo kažkaip išsivinioja ir pinigai ateina. Kažkodėl taip gaunasi, kažkokį naują kontaktą užmesgi, su kažko susipažįsti, kažką tai susidėlioji, kažkoks tai žiūrėkiu verslo projektas gaunasi. Kažkodėl taip užeina. Užmegskit ryšį su Vytautu Mikalausku. Šaunus žmogus, perduodu linkėjimus, labai žiūriu jo laidas ir visiems tik noriu pasakyti. Žiūrėkite Vytauto Mikalausko laidas Komentaras TV YouTube. Va čia, aš manau, yra profesionaliausias geopolitikos apžvalgininkas ir kuris objektyviai pasako taip, kaip yra, o ne tai, ką mes norim girdėti. Aš irgi beje stengiausi tą patį, kad aš noriu kalbėti ne tai, ką jūs norit girdėti ir kalbu ne tai, ką jūs norit girdėti, o kalbu taip, kaip yra. Ir kartais tenka kalbėti ir apie be galo nemalonius dalykus. Bet taip yra. Gerai, brangieji, akademinė valanda 45 minutės. Kiek ten mokytojai sakė, gauna 7 eurus už valandą, ne? Ir pasiūlė 10% pakelti atlyginimus, tai yra 70 centų. Man gėda už tokį švietimo ir mokslo ministrą. Bet kai švietimo ir mokslo ministras sako, kai jo paklausė, kiek yra lyčių, pasako, kad reikia klausti ekspertų, tai apie ką mes kalbame. Gerai, visiems gero vakaro, visiems gero savaitgalio. Šiauliškiai, iki pasimatymo, bus šaunus vakaras, užsakiau didžėjų. Iki.